Tai kodėl taip ilgai nusprendėt tampyti Lietuvos rinktinės fanų nervus? Mes nenorėjom tampyti nieko, tiesiog taip gavosi, kad mums šiandien tas žaidimas taip sunkiai ėjasi. Bet aišku, gerai, kad viskas taip gerai baigėsi. O ar nebuvo gal papildomo spaudimo, kad tiesiog prieš varžybas buvo vertinamos kaip jūs favoritės šio mačo, ar tai nekėlė papildomos įtampos? Na, aš manau, kad įtampos nebuvo, tiesiog tas gal nusiteikimas. Man sunku už kiekvieną kalbėti iš tikrųjų, bet manau, kad čia dabar geras spyris mums buvo toks, kad susikaupti kitoms rungtynėms, padaryti išvadas. O iš kur tiek energijos, nes jūs ir prie tritečio linijos, ir kamuolius periminėt, ir kovojat dėl kamuolių, kaip taip nepavargstat aikštelėje? Na, esu kokia esu. Ir rytoj laisva diena bus, kaip ją praleisite? Rytoj manau, kad bus treniruotė, o laisvą laiką nežinau, tiesiog dabar dar negalvoju. O apie artėjančią dvikovą kažką galvojate jau? Kaip? Apie artėjančią dvikovą ką nors galvojate jau? Taip, bet manau, nuo rytojus ir viskas, ir žiūrėsim jau ir video, viską jau ruošimės. Tiesiog dar manau šiandien atvyksim varžybų žiūrėti, po truputį. Ar jau turite planą, kaip sumažinti klaidų skaičių? Ką sumažinti? Kaip sumažinti klaidų skaičių, nes pastaruoju metu... Ne, mes visą laiką apie jas pakalbam, bet kaip ateina rungtynės, kaip supratau, šiandien mes jų šiek tiek mažiau padarėm, bet pagal žaidimą tai atrodo baisiai. Nieko, susiimsim. Supratau.